Iškarpų kūrimo technika. Iškarpų darymas yra terapinė veikla, kurią galite naudoti kūrybiniai saviraiškai. Tai technika, kurios metu, naudojant įvairias medžiagas, pavyzdžiui, nuotraukas, popierių, lipdukus, džiovintus augalus, senus bilietus, pavyzdžiui, į kiną ar teatrą, meno ir rankdarbių kategorijos papuošalus, sagas ir kitas dekoracijas, sukuriamas vizualus prisiminimų ir patirties vaizdas. Kurdami albumus, galite apmąstyti savo gyvenimo istorijas, skatinti savigarbą, įgalinimą ir gerą savijautą. Kaip saviraiškos forma, iškarpų gamyba gali padėti jums saugiai ir kūrybingai tyrinėti savo emocijas ir prisiminimus. Kaip pradėti rengti iškarpas? Pirmiausia, reikia pasirinkti temą. Tai gali būti šeima, kelionės arba konkretus įvykis. Tai padės jums susisteminti nuotraukas, prisiminimus ir dienoraščio įrašus, kad sukurtumėte vientisą ir patrauklų pasakojimą. Tikriausiai nežinote, bet yra keletas iškarpų kūrimo privalumų, kuriuos galite patirti. Tai gerina atmintį, tai gali būti kūrybinė priemonė, padeda palaikyti socialinius ryšius ir santykius, mažina stresą, padeda išsaugoti šeimos istoriją, turi gydomąjį poveikį. Dalyvavimas fizinėje veikloje. Jums prireiks albumo, įvairių spalvų ir raštų popieriaus, klijų, pavyzdžiui, dvipusės juostos, klijų lazdelių arba nuotraukų kampučių, žirklių, rašiklių ir žymeklių, dekoratyvinių detalių, pavyzdžiui, iškirptų detalių, lipdukų, juostelių, sagų, paveikslėlių arba nuotraukų, antspaudų ir rašalo pagalvėlių, dienoraščio kortelių, tai iš anksto paruoštos, arba rankų darbo kortelės, naudojamos idėjoms, prisiminimams ir specifiniams dalykams užrašyti, popieriaus apipjaustytuvo. Kaip gali atrodyti iškarpų kūrimas? Surinkite medžiagas. Jums reikės pagrindinio albumo, popieriaus, klijų, žirklių, rašiklių ir puošmenų. Pasirinkite temą. Raskite patogią vietą, kurioje būtų pakankamai vietos visoms medžiagoms sudėti. Stenkitės rinkti nuotraukas pagal pomėgius, pavyzdžiui, šeimos, švenčių, pomėgių ar bet kokią kitą temą, kuri atspindi jūsų dabartinę nuotaiką. Sutvarkykite nuotraukas ir prisiminimus. Surinkite bet kokią, su pasirinkta tema susijusią medžiagą, įskaitant nuotraukas ir suvenyrus. Suskirstykite schemas ir sudėliokite reikmenis, kad būtų lengviau tvarkyti iškarpas. Pradėkite kurti išdėstymą. Prieš klijais priklijuodami nuotraukas ir popierių sukurkite išdėstymą. Neskubėkite. Pasitelkite kūrybiškumą, derindami spalvas, raštus ir tekstūras, kad puslapiai būtų vizualiai patrauklūs. Pridėkite asmeninių akcentų. Norėdami pagerinti vizualinį patrauklumą, pridėkite lipdukų, dekoracijų ir kitų dekoratyvinių komponentų. Kad albumas būtų ypatingas ir įsimintinas, labai svarbu į jį įtraukti asmeninių akcentų, pavyzdžiui, ranka rašytų komentarų. Atlikite keletą apmąstymų, naudodamiesi iškarpų kūrimu.
Galite užfiksuoti prisiminimus ir emocijas. Pasistengkite, kad vaizdinius lydėtų apmąstymai ir pasakojimai. Šį pasakojimą galite atlikti savo vyresnio amžiaus draugams. Dalinkitės ir švęskite. Kai tik turėsite galimybę, pasikalbėkite apie savo albume užfiksuotus prisiminimus ir pasakojimus. Tikiuosi, jums patiko. Su malonumu kurkite daugybę naujų, gražių ir prasmingų albumų.